Na va, nustebinom Vitaliją. Tai labas rytas, gerbiama kandidatė į ministres. Malonu Jūs matyti Liberalų sąjūdžio frakcijoje. Norėtume su Jumis aptarti kai kuriuos Jūsų ir vyriausybės programos dalis ir Jūsų darbo planuojamus prioritetus. Aš gal pradėsiu nuo 3 klausimų, kurie man atrodo svarbus. Jūs, būdama opozicijoje, savo politinės partijos, frakcijos vardu teikiate diakritinių ženklų įteisinimo klausimą. Dabar, kai esate ir beje sulaukėte didelio palaikymo iš liberalų, man rodos, buvome viena frakcija, kuri palaikė Jūsų šitą teikimą. Dabar, kai esate jau valdančiojoje koalicijoje ir tikėtina būsite tikrai svarbios įtakingos ministerijos vadovė, ar šį savo rinkiminį pažadą ketinate realizuoti, ar turite planų, ar galbūt esate ir su koalicijos partneriais gavusi patikinimą, kad turėsite palaikymą tam? Tai vienas klausimas. Antras, toks jautresnis, nemalonus, prieš kurį laiką Jūsų žiniasklaida klausė apie kardinolą Henriką Gulbinovičių, kuris Vatikano buvo nubaustas už pedofiliją, bet Jūs pasakėte, kad negalite vienareikšmiškai vertinti jo. Ir neturite įtakos Vilniaus rajono valdžiai dėl jo įamžinimo, pagerbimo. Ar per tą laiką Jūs galbūt labiau susipažinote su situacija, nes Vatikanas vienareikšmiškai vertina, tuo tarpu Jūs vertinate ne vienareikšmiškai. Ir trečias klausimas, esame kalbėję su Jumis apie reprodukcinę sveikatą, mūsų nuomonės išsiskiria, bet visgi noriu grįžti prie šio klausimo, manau, kad jis yra svarbus. Per metus Lietuvoje seksualinį smurtą oficialiais duomenimis patiria apie 400 atvejų yra fiksuojami, bet mes žinome, kad 4 iš 5, dažniausiai tai yra moteris, 4 iš 5 nesikreipia pagalbos. Ar Jūs manote, kad nėštumo nutraukimai išprievartavimo atveju turėtų būti vien išprievartautos moters problema, ar valstybė turėtų nėštumo nutraukimus tokiu atveju kompensuoti? Tai štai 3 klausimai pradžiai. Ačiū. Labą dieną visiems, mėly kolegos ir pirmininkė. Taip, iš karto tikrai tokius labai svarbius kelia klausimus. Tai pirmas apie diakritinės raides. Iš tiesų aš esu registravusi kaip Seimo narė su kolegomis 5 variantą ir ten mes varijuojame tarp kablelio raidelės, nes esmė yra ta, kad siekiame, kad didžiausia Lietuvos tautinė mažuma galėtų užrašyti originalo kalba vardą ir pavardę. Tai be abejo šitas klausimas taip pat yra ir projektas užregistruotas kolegų socialdemokratų, didžiausios valdančiosios daugumos kolegų, bet reikia paieškoti tų kompromisų, nes tas klausimas nekartą patyriau, tikrai kelia tokią ir įtampą, ir vertinimą visuomeniai labai skirtingą, nes baiminamasi, kad bus keičiama abėcėlė. Tai tikrai noriu patikinti, kad tokio tikslo nėra, nes žinome Konstitucijos 14 straipsnį, kad valstybinė kalba yra lietuvių kalba ir niekaip nei vienam kitam žodžiui neturės įtakos tokios įstatymo nuostatos. Ir aš kaip dabar jau galvoju, kaip čia mes galėtume pasielgti, tikrai pakviesiu diskusijai, padiskutuoti, bet bus sudėtinga suderinti, galbūt apsiriboti dvišalės sutartis su Lietuvą turinčių tautybių žmonėms tokią galimybę suteikti, o visiems kitiems, ta prasme, lotyniško pagrindo rašmenimis, kas yra įmanoma ir dabar. Tai tikrai nuo savo tos tokios idėjos nenutolstu labai, bet vertinu, kad užimu kitas pareigas ir reikia atsižvelgti į visų piliečių nuogąstavimus, interesus ir taip toliau ir pasistengti maksimaliai nugludinti tos aštrius kampus ir surasti tos kompromisus.
Kitas jūsų klausimas yra apie garbės piliečio suteikimą kardinolui Gulbinovičiui. Tai tikrai tas garbės titulas suteiktas yra labai senai. Vis dėlto Vatikanas ne jam pareiškė konkrečius kaltinimus, bet pasmerkė pedofiliją. Ir kaip tokį reiškinį aš tikrai jį smerkiu. Ir esu ta Seimo narė, kuri dirbo būtent ties seksualiniais nusikaltimais ir smurtiniais nusikaltimais naujo registro, kuris leistų švietimo socialinėms kultūros įstaigoms, kur yra nepilnamečiai vaikai, priimant pedagogus ar kitus darbuotojus į šitas įstaigas, turėti tokį įrankį, kad stengtis kuo daugiau apriboti galimus prevenciškai, čia didelis prevencinis darbas, atriboti nuo tokiais nusikaltimais kaltinamais arba įtariamais arba jau nuteistais asmenimis. Kalbant apie šitą konkretų atvejį, tai vis dėlto tai yra savivaldos klausimas ir tikrai Lietuvoje funkcijos yra paskirtos ir savarankiškos savivaldybėms funkcijos ir valstybės deleguotas funkcijos. Tai čia kaip tik yra ta savarankiškoji funkcija ir aš galvoju, kad tarybos nariai vertina ir priims sprendimus. Ir trečias klausimas buvo dėl reprodukcinės sveikatos. Tai tikrai esu žmogus, kur tikrai smurto nei pagal lytį, nei pagal amžių, nei pagal jokią kitą požymį negalima toleruoti. Ir tikrai verta visiems mums stiprinti ir prevenciją, ir paslaugų teikimą nukentėjusiems asmenims. Tas Lietuvoje vyksta, bet aišku, ta sritis, kur tikrai galėtume skirti daugiau dėmesio. Ir kalbant apie tą atvejį, tai iš tikrųjų buvau nutraukta, čia mes dalyvavome su jumis kartu, gerbiama Viktorija, laidoje ir ten toks labai emocingas tas mūsų buvo pokalbis tarp visų diskusijos dalyvių. Tai aš galvoju, kad ne valstybės turėtų būti kompensacija už nėštumo nutraukimus, nes ir visus, bet krizių centras, kuris teikia tą pagalbą, jis turėtų tą moterį apimti visą pagalbą ir visi jos sprendimai turėtų būti jai leista juos įgyvendinti, nes tai susijęs su jos ateitim, su jos psichinė ir emocinė sveikata ateityje. Bet kalbant apie tai, kad turėtų dabar sveikatos srityje būti svarbiausia nėštumo nutraukimo finansavimas ir kontraceptinių priemonių ir preparatų, tai aš galvoju, kad vis dėlto mes turėtume dėmesį skirti kitur sveikatos srityje, bet tai ne mano, aišku, laukas. Aš taip tik manau, kad vis dėlto žmonės tikrai susiduria ir su paslaugų, ir su, tarkim, retų lygų problemomis, kur tų lėšų tiesiog trūksta. Dėkui, tai tikrai nebuvo tikslas priešinti dviejų dalykų, visiškai skirtingų, mano galva, buvo klausimas apie išprievartavimo atvejį, ar tai yra moters problema, ar visgi valstybė turėtų visokiojopai prisidėti tokioje konkrečioje situacijoje. Patikslinu visgi jūsų atsakymą taip pat dėl kardinolo Gulbinovičiaus. Jis konkrečiai buvo 20 metais nubaustas Vatikano už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą ir nusikaltimų slėpimą dvasininkų padarytų ir Lenkijoje iš jo buvo atimti garbės titulai ir panaikintas skirtas taip pat garbės piliečio vardas. Tai tiesiog čia patikslinimai. Aš taip pat norėčiau patikslinti, nes neįvyko teismas, jis mirė, jam neprasidėjus ir jis neturėjo galimybės nei pasiaiškinti, nei dalyvauti teismo procese. Ir Vatikanas pasmerkė pedofiliją ir tuos atvejus, dangstymo atvejus, ne tik šito kardinolo, bet iš visoje dvasininkijoje. Tai buvo tikrai labai toksai rezonuojantis Lenkijoje klausimas, kuris iki šiol irgi yra toks tikrai dar dviprasmiškai vertinamas. Vitalijas, po to Simonas. Pratęsiu, nes pasidomėjau šiuo klausimu ir Vilniaus rajono savivaldybės tarnyba garbės piliečio titulą šitam apgailėtinam šventikui suteikė, ir čia teikime yra tas turinys,
už tai, kad jis priiminėdavo Vilniaus rajono vaikus į ekskursijas, juos apgyvendindavo ir rūpinosi jais vizitų Lenkijoje metu. Tai aš tikrai norėsiu girdėti tuos teikėjus, ką jie pasakys, kai paaiškės, kad tie vaikai buvo seksualinės prievartos objektai. Tai duok Dieve, kad klyščiau, bet klystų retai. O titulas garbės piliečių jam suteiktas, ir čia cituoju aš jums teikimą, už tai, kad jisai priminėjo, rūpinosi vaikais iš Vilniaus rajono. Tai žinokite apie tai, o tada emocija nuslūgo ir tada, ministrė, aš tikiuosi, jūs jau po vakarykščio mūsų susitikimo susidarėte įspūdį apie kontinentinę teisę, apie precedento teisę ir tų terminų nevartosite, kurie kontinentiniai teisiai netaikomi. Tai mano klausimas tiesiog labai paprastas dėl jūsų komandos. Ar turite šiandien komandą, kuri turėtų kompetencijų šioje tikrai svarbioj ministerijoje? Nes turite palikimų, turėsite palikimą, neįspręstų klausimų, personalo tame tarpe klausimų, turime daug individualių konstitucinių skundų iš pataisos namų, tai turime pataisos namus pradėti statyti sąvartyne, tai tikrai daug klausimų ir koks jūsų pasirinkimas, viceministrai, kancleris. Taip. Ačiū labai už jūsų klausimus, kurie labai svarbus ir dabar pagrindinis tas darbas vyksta, nes tikrai ir kandidatų, teisininkų bendruomenė Lietuvoje tikrai garbinga ir didelė ir turiu ne po vieną į poziciją pretendentą ir dabar kaip tik yra tas laikas susitikti, aptarti, dabar dar kol kas aš neįvardinsiu, nes nepažadėjusi dar konkrečiai taip visai nei vienam ir be abejo stengsiuosi, kad būtų tai teisininkai su patirtimi, kad komandoje, kad mes gebėtume tikrai atlikti tas pavestas funkcijas ir atliepti lūkesčius. Ir be abejo, tas bendradarbiavimas vakar komitete tikrai turėjome galimybę pakalbėti tokiais konkrečiais klausimais. Tai ir su teisininkais, mūsų teisės komiteto nariais ir Seimu, tai aš galvoju, kad visada yra gerai būti Seimo nare ir ministre, nes tas kontaktas su kolegomis yra gyvas ir visada galime išgirsti ir jūsų nuomonę, ir jūsų vertinimą, ir jūsų pastabas, kurios iš tų nuomonių susideda tas geras bendras sprendimas. Tai... Simonas, prašau. Sveikinu su nominavimu. Jūs esate vienas esminių vyriausybės narių užtikrinant teisės viršenybės principą. Konstitucinio teismo nutarimai privalo būti įgyvendinti. Rudens sesijos darbų programoje visi išvardinti, ką turime išspręsti ir trūksta vieno – civilinio kodekso pakeitimo. Tai yra partnerystės instituto legitimizavimo. Premjeras Paluckas sakė, Teisingumo ministerija tą paruoš, Rudinienė sakė, Teisingumo ministerija paruoš. Kada jūs paruošite ir kada tikėtis šito teisės viršenybės principo įgyvendinimo, nes Teisingumo ministerija privalo paruošti šitą projektą. Abudu premjerai tą byloja, kada mes jį turėsime Seimo salėje. Laurynas Švedvytis darė apklausą išsame, kaip žmogaus teisų komiteto pirmininkas per vasarą. Tikiu, apklausos rezultatus turi, jau tenai darbo grupės dirba, kada mes pamatysime šitą projektą. Ačiū. Aš galvoju, kad nepribokime Seimo narių teisės teikti teisės aktus projektus. Abudu premjerai sakė Teisingumo ministerija. Bet vyriausybės programoje to klausimo neatsirado ir kaip gerbiama pirmininkė Viktorija minėjo, dar ir priedas prie koalicinės sutarties yra atsiradęs. Tai iš tiesų tie įstatymo projektai, jie yra įvairiose stadijose čia pas mus Seime. Ir aš vis dėlto esu tas politikas, kur galvoju, kad visuomenėje tos aktualius klausimus
kurie išsiskiria kardinaliai tos nuomonės, nes praeitą kadenciją vis dėlto buvo 2 liberalios frakcijos ir tikrai atrodytų turėjo būti galimybė arba šansas įgyvendinti liberaliosios politikos priimti teisės aktus, tačiau taip neįvyko, nes vis dėlto balsavo Seimas, visi Seimo nariai ir tų balsų pritrūko. Tai aš galvoju, kad vis dėlto ta diskusija jinai turi būti, Konstitucinio teismo sprendimas taip pat jis be abejo bus tas klausimas, kuris Teisingumo ministerijoje mes ieškosime tų sprendimų. Tačiau aš galvoju, kad mūsų darbas yra pagrindinis yra Seime, nes jeigu ir ministerija paruoš tą įstatymo projektą, tai tai nereiškia, kad jis sulauks mūsų pritarimo Seime. Gerbiama ministrė, aš cituoju jūsų premjerės žodžius. Kažkoks projektas matyti išjudės iš Teisingumo ministerijos, nes Konstitucinio teismo sprendimo negalime ignoruoti. Tai ar jūs atsisakote vykdyti premjerės žodžius, ar jos žodžiai nėra svarbus ir ar jūs atsisakote būti tuo teisės viršenybės principo įgyvendintoju? Ne, aš neatsisakau teisės viršenybės principo įgyvendinimo ir jau pasakiau, kokių veiksmų imsiuos, bet premjerė iš to pasakymo, iš tos citatos, jie taip pat nėra tos tvirtos nuomonės, nes vis dėlto, kaip jūs ir minėjote, tai neliko įrašyta į tą sutartį, net didžiausia frakcija, jie ten taip pat neturi vieningos nuomonės šito klausimu ir nuo vyriausybės programoje to dalyko nėra. Tai aš tikiuosi, mes kažkaip ieškosime ir jūsų taip pat prašysiu įžvalgų, kaip mes galime įgyvendinti, nes mes gyvename teisinėje valstybėje ir be abejo ir teismų, ir Konstitucinio teismo sprendimai, tai yra jos privaloma įgyvendinti. Simonas Kairys. Ačiū už galimybę paklausti. Aš šiek tiek gal iš tokios persidengiančios sferos. Mano klausimas gal apie Valstybinės kalbos inspekciją, jos viršininką poną Valotką ir iš principo visą sandarą, kaip yra reglamentuojama valstybinė kalba ir konstitucinis valstybės kalbos įstatymas. Ir gal jum pavyktų visgi šio įstatymo pakeitimus kažkokius atnešti į Seimo salę, kad Seimo nariai galėtų padiskutuoti, nes visgi klausimų yra daug. Pirmiausia, tai yra daug klausimų ne dėl pačios kalbos, bet dėl institucinės sąrangos, kuri turi užtikrinti tą valstybinės kalbos vartojimą ir panašiai. Tai čia toks, apie patį konstitucinį įstatymą, ar turėtumėt gal tokią iniciatyvą. Kitas dalykas ir pati inspekcija, ir čia jau teisinių požiūrių mano klausimas, nes viena vertus ponas Valotkas susilaukė daug kritikos už savo ilgą liežuvį. Kita vertus, tiek, kiek jo veiklą reglamentuoja įstatymai, jis praktiškai nelabai ką daro ir nedaug dievė pradėtų daryti. Tai kokia jūsų nuomonė, žodžiu, apie šitą? Tai ačiū, kolega, už klausimus. Tikrai jūs buvote tas ministras, kur susidūrė su būtent, tokia irgi nuskambėjusi situacija, kuomet surašyti aktai ir jo labiau pasisakymai vieši, tai jie žemina kitos tautybės žmonės iš gerbiamo valstybinės kalbos inspektoriaus. Tai kalbant apie mane, tai aš irgi nevyniosiu į vatą. Vis dėlto suprantama, jeigu aš imsiuos valstybinės kalbos įstatymo, konstitucinio įstatymo, tai atrodys grėsmingai kitų piliečių akise, bet aš galvoju, kad vis dėlto pačios inspekcijos veikimo laukas turėtų daugiau skirti dėmesio tas kalbos kultūrai ir taip toliau, o ne baudimu, nes nieks nepamils labiau lietuvių kalbos, jeigu bus baudžiamas mano vertinimu, bus nesuprasta iš viso mes ES ir pasaulyje, jeigu už
užrašą šalia lietuvių valstybinės kalbos mes pradėsime skirti 1000 baudas, kaip yra įvykę čia pas mus ir mes ieškojame tada tų sprendimų, sakykime, tokių net neteisinių, praktinių įgyvendinimo ir jie atrasti ir dabar tikrai nuslūgusi ta temperatūra ir jos nereikėtų kelti, nes tikrai iššūkių valstybė turi daug daugiau, bet kalbant apie patį inspektorių kaip apie pareigūną, tai aš linkėčiau savo valstybei vis tiek kito vadovo, kuris labiau suprastų mūsų tokią daugiakultūrę, daugiatautę aplinką, bet tuo pačiu ir saugotų, puoselėtų tas, kas lietuvių tautai didžiausia vertybė, mažos tautos ypatinga kalba. Eugenijus? Suprantu, kad laiko nebedaug, vakar nemažai turėjau galimybių paklausti žmogaus teisų komitete, gerbiamos Ritos, bet vis tiek dar porą pastebėjimų. Šią vasarą turėjau galimybę pravažiuoti čia Vilniaus, Švenčionių, Šalčininkų rajonų pakraščius. Man akių nebado dvikalbiai užrašai, bet kai centrinės Punžonių ir Buivydžių gatvės pavadintos H. Gulbinovičia gatvė, tai akis bado. Nenoriu taip negražiai pasakyti, jeigu pedofilijos byloje kaltinamas vienas buvęs mūsų kolegas taiga mirtų ir neįsiteisytų nuosprendis, kas nors nutartų pavadinti jo vardu gatves, suteikti jam pilietybę, kaip jūs reaguotumėt? Štai Vilniaus rajonas, jūsų gimtasis rajonas, tuo pretekstu, kad jis spėjo numirti iki Gulbinovičius, iki galutinio nuosprendžio. Tai įvertinkit tas aplinkybės. O klausimas mano štai toks jau grinai kaip teisingumo ministrai. Vakar inicijavo Seimo narys Emanuelis Zingeris ir pareiškė, kad siūlys tokį dalyką, kuris jums kaip teisingumo ministrai labai aiškiai kels klausimą. Zingerio siūlymas yra toks. Įstatymuose ir rinkimų kodekse numatyti, kad asmenys teismo pripažinti kaltais dėl tautinės nesantaikos kurstymo negali dalyvauti rinkimuose. Kaip jūs, kaip teisingumo ministrė, vertinsite, kad asmenys, kurie teismo ar ir konstitucinio teismo, ar bendrosios praktikos teismo, čia tiksliai nežinau, pripažinti kaltais dėl tautinės nesantaikos kurstymo, negalėtų dalyvauti rinkimuose? Jums beje kaip tautinės bendrijos Lenkų atstoviai, tai dar labiau aktualu. Tautinės nesantaikos kurstymas yra labai rimtas kaltimas mano vertinimu ir iš tiesų neturėtų tarpti tokios kalbos mūsų visuomenėje, bet irgi turime labai skirtingų vertinimų ir skirtingai pradėtų tų pačių ikiteisminių tyrimų ir kreipimus į teismą. Žinome, kad Valinskas taip pat siūlė po vieną žudyti, pradedant nuo LRA pirmininko, tačiau net nebuvo priimtas Lietuvoje kreipimasis. Tai mano vertinimas, teisingumo ministras, tai norėtų siekti, kad vis dėlto būtų galimybė visiems žmonėms, kurie jaučiasi ar įžeisti, arba buvo akivaizdus neapykantos kurstymo atvejai, galėtų teisiniu keliu tą išsiaiškinti. Ir tikrai svarstytinas toks Emanuelio mūsų kolegos pasiūlymas ir Seime sudaryta darbo grupė, tikriausiai Teisės ir teisėtvarkos komiteto pagrindu, kuri rengia rinkimo kodekso pataisas. Tai aš galvoju, kad ir ta pataisa, jinai tikrai verta apsvarstyti ir pažiūrėti be abejo per prizmę žmogaus teisių, ribojimo ir taip toliau, bet čia yra jau nustatytas ir konstatuotas nusikaltimas. Tai manyčiau, kad atsiras nuomonių, kad tokia nuostata galėtų rastis ir rinkimų kodekse. O pirmojo klausimo dalį aš noriu pakartoti, kad tai yra savivaldybės funkcija ir tikrai verta visiems tarybos nariams savivaldybėje šitą klausimą pasvarstyti ir priimti tos sprendimus ir jo labiau, man atrodo, tas procesas kaip tik dabar ir vyksta. Ministrė,
pretendentė į ministres, aš noriu grįžti prie partnerystės įteisinimo, civilinės sąjungos klausimo. Na, suprantama, kad pagal jūsų pažiūros nuostatas tikėtis didelio palaikymo tokiam partnerystės projektui, kuris buvo svarstomas praeitoj kadencijoje, ar labiau netgi progresyviam būtų sudėtinga, bet ką jūs tikrai galėtumėte padaryti, ar kaip tik galėtumėte pristabdyti, tai būdama teisingumo ministrė, paraginti kuo greičiau sutvarkyti registrus, visus techninius reikalingus pakeitimus įvykdyti, kad tos partnerystės, kurios yra pripažįstamos teismo keliu, galėtų būti registruojamos. Dabar vos prieš kelias dienas Teisingumo ministerija pasakė, kad visi įgyvendinimai teismo sprendimo atidedami dar metams, nes tokio laiko reikia tam, kad būtų registrų centro atitinkamos sistemos sutvarkytos. Tai suprantama, kad kai valstybė 24 metus nevykdo savo įsipareigojimo žmonėms, kurie nori sudaryti partnerystę, atrodytų metai jau nebėra toks laiko tarpas, bet visgi mes, liberalai, skatiname ir sieksime, kad Teisingumo ministerija nustatytų protingą terminą ir kad tokiomis priemonėmis nestabdytų bent jau tų žmonių, kurie teismo keliu išsikovojo galimybę būti partneriais. Na tai čia tokia identiška situacija tikriausiai kaip su dviguba V rašymu pasuose, kuomet koduotė nebuvo paruošta ir tikrai atidėtas buvo įrašas į asmens tapatybės dokumentus, nes reikalavo ir techninių, ir finansinių išteklių. Tai man atrodo, šitas kreipimas į Teisingumo ministerijos ir susijęs būtent su tuo, kad įgyvendinti nėra nei lėšų, nei imlus tas procesas suderinti registruose, bet be abejo, tai negaliu pažadėti, kad tikrai anksčiau nei metai įvyks, nes pagal praktiką buvusios ministrės Dobrovolskos ir kaip tik kalbėjome tą temą su ją, tai manau, kad čia imlus laikui, dėl to tas paprašytas terminas, man atrodo, toks labai logiškas. Taip. Rytai minėjau, Lietuvos politikos istorijoje, nepriklausomos Lietuvos nuo 90-ųjų, mes turime du vyrus, kurie yra buvę dviejų skirtingų ministerijų ministrai. Olekas krašto apsaugos ir sveikatos ir Kęstutis Navickas yra buvęs aplinkos ministras ir žemės ūkio ministras. Moterų, gal dar papildysiu. Šūkys vidaus reikalų ir sveikatos, teisingai, moterų, kurios būtų savo biografijoje buvusios dviejų skirtingų ministerijų ministrėmis, nėra buvę. Tai štai... Taip norėjau parodžiuginti Rytą. Na ir Šimonytė, ir ministrė premjerė. Ne, tai ministrų pirmininkų ir šita buvo Prunstinė žemės ūkio ir ministrė pirmininkė, bet žodžiu, tada antras atvejis, jeigu po Žakaitinės, kai moterį turėsime užimančią buvusią dviejų skirtingų ministerijų ministrę. Tai ta prasme sveikinu. Ačiū labai. Aš noriu pasidžiaugti mūsų moterišką galę, kad ir premjerė moteris, ir mūsų vyriausybė yra daug. Nereikia mūsų gąsdinti. Liberalų vertinimų turėtų balsuoti už tokį kabinetą, todėl kad lygybių principas šito vyriausybėje tikrai labai pasiektas, nes man teko būti vienai moteriai vyriškoje kompanijoje praeitą vyriausybę. Būtent kai kurie jūsų kolegos praeitą kadenciją labai rėkė apie tą vyriausybę. Taip. Gerbama Rita, dienos aktualija, kaip balsuosite dėl neliečiamybės atimimo? Na, žinau, aš galvoju, kad vis dėlto pasitelks mūsų kolega teisingai ir jis pats paprašys tą neliečiamybę panaikinti, aš labai tikiuosi, nes tai būtų ir teisinga, ir garbinga. O kalbant apie visą tą istoriją, aš nekartą sakiau ir viešoje erdvėje jūs kolegos žinote, aš negaliu patikėti, kad visoje Lietuvoje tarybos nariai, savo krašto tokie aktyvūs žmonės, sugalvojo sukčiavimo schemą.
Ir liko nenubausti tie, kuriems nereikėjo atsiskaityti, tik parašyti kažkokį rašinėlį, arba tie, kurie turėjo labai mažas sumas. Molėtai, širvintos, tai aš balsuosiu už, jeigu toks bus, bet aš tikiuosi, kad mums nereikės balsuoti, nes bus kolegos turbūt kreipimasis į Seimą dėl šito klausimo. Taip. Rita, praėjusioje kadencijoje buvo triukšmelio, kad teisingumo ministrė skiriama tik bakalauro teisinį išsilavinimą turinti personalija. Žemaitaitis ir dabar dar tyčiojasi, kad ten buvo tokia. Tačiau šitoje vyriausybėje teisingumo ministrė skiriama filologinį puikų išsilavinimą turinti puikia politikė, be jokio teisinio išsilavinimo. Mano klausimas, ar jūs praėjusioje kadencijoje, būdama opozicijoje, neleptelėjote kokio nors žodžio dėl Evelinos Dobrovolskos išsilavinimo? Ne, neturėčiau, nes aš tokių nemėgstu iš vis klijuoti etiketes ir tikriausiai vis dėlto pasirinktas kelias formuoti politinę vyriausybę iš politikų, o ne technokratinę. Be abejo, jeigu būtų technokratinė, atrodytų keistokai, bet dabar ta politiko ir mes, gerbiami Seimo nariai, tikrai nuo idėjos iki pataisos registravimo visą kelią tos teisėkūros praeiname. Tai didelis tas, reiškia, bagažas tų žinių, sakykime, o kita vertus, aš sakau, kai tu nelabai iki galo žinai, tada tu labai klausi tų žmonių, kurie žino, supranta ir išmano, ir tai nebūtinai yra silpnybė, o tai yra turbūt atrandama geriausia tiesa ir geriausi sprendimai. Aš labai pasistengsiu nepavesti, turėdama tokį išsilavinimą. Gerbiama pretendentė į ministres, liberalams Seime tikrai labai rūpės žmogaus teisų klausimai ir raktai į daugelį sprendimų yra būtent Teisingumo ministerijoje ir tuose projektuose, kurie gali išeiti iš jūsų, tai kalbant ir apie tautinių mažumų teisės, ir apie tos pačios lyties asmenų, ir apie moterų teisės. Tai tikrai žiūrėsime jūsų ministeriją su ypatingu dėmesiu ir kreipsimės ir raginsime ir labai tikimės, kad jūsų ministravimo metu žmogaus teisų laukas Lietuvoje nesiaurės, kad jum pavyks būti objektyviai ir kad šiuo konkrečiu atveju socialdemokratiška įtaka jums jausis ir jūsų sprendimuose, nes žmogaus teisų prasme tikrai svarbu yra, kad klausimai, mums svarbus klausimai, kad jie eitų į priekį. Dėkoju. Ačiū už palinkėjimus ir ačiū už susitikimą, už įdomius klausimus ir linkiu Jums šiandien geros dienos ir mums bendradarbiavimo, nes tikrai reikės. Ačiū.